I would like to start the press conference by laying out the key points of today's meeting. We kicked off the discussion with a detailed analysis on the critical developments in 4 areas: Russia-Ukraine, Africa-Sahel, Middle East, North Africa, and Asia-Pacific. In this unpredictable world, our populations and territories are threatened by growing instability and mounting transnational and multidimensional threats. In Ukraine, Russia has added its own military forces to the separatist conflict and continues not to comply with international law and respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity. In the south, instability and extremism are fueled by fragile states, sectarian strife, and terrorist elements. We highlighted the enduring and significant nature of these current state and non-state threats to NATO and agreed our alliance could have a role to play. NATO's greatest responsibility is to protect and defend our allies, the 28 member states, against any strategic and/or hybrid threat. For this reason, nations agreed at the Wales summit a readiness action plan that will strengthen NATO's collective defense and ensure the alliance is ready to deal with any challenge. It was a clear commitment that demonstrates the alliance's solidarity and resolve. From a military perspective, we will ensure that we have the right forces and the right equipment in the right place at the right time. We will develop a very high readiness force able to deploy at very short notice. And this force will be sustainable, credible, agile, visible, and balanced. The development of this force will require a thorough study with the direction and guidance provided today at this very conference. Therefore, we will also look at an interim solution, increasing readiness on existing structures such as elements of the NATO response force. We also pay tribute to the hundreds of thousands of military and civilian personnel who have served with ISAF and the Afghan National Security Forces over the past 13 years. Their sacrifices and efforts have made all our nations safer and improved global security. When the legal arrangements are in place, we will launch a new mission there at the beginning of next year. That mission, Resolute Support, will train, advise, and assist the Afghan National Security Forces. In the long term, we will remain committed to the NATO-Afghanistan enduring partnership. Finally, I want to congratulate General Pavel, the Chief of Defense of the Czech Armed Forces, who was elected by our Chief of Defense as the next chairman of the NATO Military Committee. I wish all the best to my successor, and I'm confident that with his experience and familiarity with NATO affairs and processes, he will do a fantastic job to keep the Military Committee strong and on top of all the issues. General Dukas, once again, thank you for hosting the Military Committee Conference 2014. For the past 2 days, we have really appreciated the generosity of your people and the chance to discover Lithuania. Thank you for your hospitality, and the floor. Labą dieną visiems. Taip pat noriu pabrėžti ir pasakyti visiems, kad Lietuvai yra iš tikrųjų didelė garbė ir didelė atsakomybė organizuoti šitą karinio komiteto vizitą ir posėdį, kuris įvyko Lietuvoje. Tai iš tikrųjų didelis įvykis Lietuvos istorijai. Tas toks įvykis gali būti tik tai po 27 metų. Tai apie ką mes šiandien diskutavom, aš daugiau paliesiu tokį Lietuvos aspektą. Tai buvo įdomios ir aktyvios diskusijos, kurių metu, kaip minėjo karinio komiteto pirmininkas, aptarėm Velso sprendimų įgyvendinimą ir NATO operacijas. Džiaugiamės progresu Afganistane, kur šiandien turėtų paaiškėti naujas prezidentas. ISAF operacija eina į pabaigą ir Lietuva laipsniškai išvedinėja savo pajėgas. Kitą savaitę uždarysim
oro pajėgų mokymo misiją Kandahare. Iki kitų metų pabaigos savo užduotis vykdys specialių operacijų pajėgų kariai. Esame pasiruošę kitąmet prisijungti prie naujos NATO misijos tvirta parama, kai tik bus priimti visi reikiami susitarimai su Afganistano valdžia. Alijansas ir toliau išlaikys savo sustiprintą buvimą mūsų regione, tiek sausumoje, tiek ore, tiek ir jūroje. Šiuo metu Lietuvoje yra dislokuota JAV pėstininkų kuopa, atsiųsti papildomi oro policijos pajėgumai, sustiprintas NATO buvimas Baltijos jūroje. Lietuva paskyrė savo pajėgų kuopą, kuri treniruojasi kartu su JAV pajėgomis. Taip pat dvišalių pokalbių metu man pavyko susitarti dar su 3 šalių, kurios artimiausiu metu atsiųs į Lietuvą savo papildomus pajėgumus. Ir taip įvyks nauja papildoma NATO pajėgų Lietuvoje rotacija. Kitaip tariant, prasidės rotacija. Šiandien konferencijai ypatingas dėmesys buvo skirtas greito reagavimo pajėgų kūrimui. Kaip jau minėta, NATO šiuo metu kaip tik pradeda rengti šių pajėgumų gyvenimo planus. Ir aš, kaip ir kiti NATO kariuomenių vadai, artimiausiu metu pateiksiu poziciją, kaip Lietuva prisidės prie šių pajėgumų kūrimo. Dabar svarbiausia Lietuvos kariuomenės užduotis tinkamai atlikti namų darbus, tai yra pasirengti sąjungininkų pajėgų atvykimui, infrastruktūros sukūrimui. Ir jau ministras jau kreipėsi į Seimą dėl 2 svarbiausių poligonų ribų išplėtimo, kad atvykusios pajėgos galėtų tinkamai treniruotis. Ir taip pat Šiaulių aviacijos bazėje mes ateityje skubiai tvarkysime ir plėsime infrastruktūrą. Kaip jau minėjau, penktadienį esam pasiruošę, kada buvom susitikę Krašto apsaugos ministerijoje, esam pasiruošę vadovavimo ir valdymo elementų įsteigimui Lietuvoje. Nes dabar svarbiausia greitis, kai politiniai sprendimai priimti. Lietuvos kariuomenės pagrindinis tikslas yra juos kaip operatyviau įgyvendinti, kad visas atgrasymo priemonės kuo greičiau įgyvendinti. Pabaigai noriu pabrėžti, kad pirmiausia mes patys esame atsakingi už savo šalies gynybą, todėl lygiai greičiai su NATO dėsiu visas pastangas, kad pirmiausiai patys būtume kuo geriau pasiruošę duoti greitą atkirtį agresoriui ir būti pasiruošę priimti pagalbą iš NATO, jeigu to reikės. Ačiū. Andrew Sitas from Reuters. I have a question for Mr. Butters. Could you provide us with more details for the readiness action plan? What does it mean in terms of reinforcement basis prepositioning? As I alluded to in my short presentation of the discussions which have taken place, a number of things are to be seen in parallel. First of all, the assurance measures which are already in place and which will be reinforced and sustained as long as it is necessary. Secondly, we are then going to develop the VJTF, or the Very High Readiness Joint Task Force. The Chief of Defense have today provided their guidance to the strategic commanders to develop such a concept, and then when it has been approved at the political level to implement it. So we are in no way in the details as yet, and therefore we have, as an interim measure, decided to offer to our political leaders interim measures such as adapting the existing structure of the NATO response force to meet the challenge. Thank you. Next question. Please use the microphone. Kas yra tos 3 šalis, kurios pažadėjo atsiųsti savo pajėgumus rotuojamoms pajėgoms? Mes kalbėjom su Belgija, Vokietija ir Vengrija. Next question. Generolas Bartas klausimas. Naujasis regionas Baltija, naujienų agentūra. Aš norėčiau paklausti, šiandien Ukrainos žiniasklaidoje paviešinta informacija, kuri remiasi pareiškimais gynybos ministro Gedėtėjaus,
kad galimai atakuojant Lugansko aerouostą, pavadinkime jas rusiškomis pajėgomis ar prorusiškomis pajėgomis, buvo panaudotas galbūt branduolinis ginklas. Nes tokia informacija paskui tiesa nebuvo patvirtinta, bet nebuvo ir paneigta. Pats Geležėjus, ministras gynybos Ukrainos, sako, kad toksai variantas įmanomas, nes yra daug duomenų, kurie sako apie tokį galimybę. Ar NATO turi kokią nors informaciją apie tai ir kokia būtų reakcija, jeigu tokie duomenys pasitvirtintų? I have not heard anything of this issue before exactly now, so I cannot have a proper and professional assessment of it. But if such an event had taken place, I'm sure I would have been informed. Right. Next question. Gentleman. Thank you. TV3. Aš norėjau paklausti generolo Žuko ir gal svečias irgi galėtų pakomentuoti Putino žodžius, kad jis, jeigu norėtų, galėtų užimti Baltijos šalis, Lenkiją per 2 dienas. Aš negaliu komentuoti tokių dalykų, todėl kad tai nėra rimta ir nežinau konteksto. Na, bet tai buvo prezidento pokalbis ir viena Gal šalis buvo, bet patvirtino. tai nerimta kalba, ką aš galiu komentuoti. Right, thank you. Next question to gentleman in the middle. Right there, yeah. Vaidas Beniušis, naujienų agentūra BNS. Generolo Žuko norėčiau pasitikslinti Belgijos, Vokietijos ir Vengrijos rotuojamos pajėgos. Kada jos gali atvykti? Ar tai kalba apie Lietuvą ar apie 3 Baltijos šalis? Ir gal to pačiu galima, if possible, for General Bartels, how much is NATO preparing more now for possible hybrid warfare, and what would be the threshold that NATO would reinforce Article 5, as some in the Baltic states are concerned that such actions as in Ukraine is not seen as invasion, and wonder if that would trigger Article 5 in the Baltic states. Tai čia preliminarūs pokalbiai, tai negalima kalbėti apie jokį konkretų atvykimą, buvo kalba apie dalyvavimą pratybose, ilgesnį ir trumpesnį laiką, tai tos galimybės pas kiekvieną šalį yra skirtingos, tai mes tiesiog pasišnekėjom tą temą ir sutarėm, kad tos šalis yra pasiruošę dalyvauti pratybose kartu su Lietuvos kariuomenė, Lietuvos teritorijoje, o koks laikas, kada tai įvyks, greičiausiai artimiausiu laiku, bet kada konkrečiai tai įvyks, tai bus susitarta irgi artimiausiu laiku. Should anyone threaten an ally, the 28 nations member of the alliance, the threat will be met at an appropriate level by the full military power of the most powerful alliance of the world. Any last questions? That will be the last question. Please. Kur ir kada galėtų atsirasti vadinamieji vadovavimo ir valdymo elementai? Čia klausimas ponui Bartels. Ir kaip jie atrodys? I just want to make sure that I got the question right. You asked, I assume, as to the location in Lithuania, is that correct? Where in the States, not necessarily in Lithuania, but also in another state? This is exactly what is being assessed at this time, how we are going to do it in details. But we are already moving in with a force on a rotational basis, among others in the 3 Baltic states and in Poland. And beside that, the reinforced air policing both here and participation of air power in Romania. And as to the exact composition and the exact location of those headquarters, this will be addressed in the coming months by the NATO military authorities, and a decision will be made at the political level as to how to address it. I regret, as long as there is no military advice to the NATO Council, there is no decision.